Sveiki draugai! Atėjo laikas susipažinti su naujoju DCK vejos robotu, kuris yra belaidis, lazerinis, jam nereikia nei kontūro kabelio, nereikia nei kelt GPS antenos. Skirtas yra iki 8 arų arba iki 5 arų. Taip pat šis robotas moka pjauti labai arti krašto, bet apie viską eigoje. Labai gaila, bet šis robotas nebesivadina robotinis žolynų žablikas, dabar tiesiog vejos robotas. Prieš tai modelis iš tiesų turėjo labai įdomų, unikalų pavadinimą – žablikas. Žinoma, mūsų pasitinka instrukcija, rimti vyrai instrukcijų neskaito, nebent kai niekas nemato. Taigi, mūsų lidaras yra štai čia priekyje, nėra jokios kepurės, nėra brangaus to lidaro, kurį subraižus pakeisti yra labai brangu, arba stiklą subraižus. Beje, ne visiems lidaram keičiasi stiklai, DCK keičiasi, bet yra kitų gamintojų, kur pakeisti juos yra problema. Keičiasi visas mazgas, o tas mazgas kainuoja daugiau negu pusę roboto. Čia toliau pakrovėjas, stotelė, vinukai, žodžiu nieko, kažko daug nėra. Artėjam prie įdomiausios dalies, kas yra papačia, bet pradžiai stotelė atrodo taip. Čia yra mūsų ekranėlis, kuris duoda informaciją robotui, kur yra jo namai. Ir čipokt, tiesiai į ją važiuoja. 100 vatų pakrovėjas, taip pat gamintojas mums davė peiliukų atsarginių, varžtelių ir, kaip minėjau, vinis savisriegiai į žemę pritvirtinti stotelę. Dar viena detalė, kad šis robotas labai lengvai, paprastai gali dirbti ir dieną, ir naktį, nes lazeriui nėra skirtumo diena ar naktis. Taip pat turime fizinį jutiklį lietaus, jeigu lyja, robotas aptikęs lietų čiuožia į aikštelę savo pailsėti ir tuo pačiu pasikrauti. Ir dabar sukluskite visi kraštų mėgėjai. Šis robotas turi labai arti pjovimo diską, arti krašto. Dar čia išlenda peiliai, taip kad lieka vos ne pirštas. Be abejonės, robotas važiuodamas palei sieną nebrauks savo šonu per jūsų sieną. Šiek tiek distancijos jisai paliks, bet nenupjautos žolės kraštuose, ne čia, bet palei sieną, liks gerokai mažiau. Nes šis sprendimas išties yra labai įdomus iš DCK. O dabar sukluskite tie, kurie turi vešlią žolę. Mes sakom kiliminė veja, ne tokia pieva baisi kaip mūsų, bet tie, kurie tręšia, sėja ir turi gausią vešlią žolę, kuri auga ne dienomis, o valandomis. Štai tam sprendimui yra šis apsauginis diskas. Kaip bebūtų, robotas važiuodamas per veją turi slėgimą ir spaudimą pačio disko. Tai stabdo pjovimo diską. Šiuo atveju diskas sukasi savo, o pjovimo diskas dirba savo. Mes neprarandam apsukų, kurios reikalingos kirst žolę. Ir mes tausojam savo variklį. Taip kad šis sprendimas iš DCK yra tikrai puikus ir labai pasiteisinęs. Sekanti labai svarbi tema – servisas, dalis ir remontas. Pernai metais mūsų puikiai pamokėt, jūs kadangi ne visą laiką pasidomit, koks yra servisas robotų, kaip tie robotai greit moka susitvarkyti, atgal grįžti į pievą, o aišku, pardavėjas yra pats kalčiausias. Taip jau yra, kad kai kurie robotai tvarkosi ne pas mus, jie važiuoja į bendrą servisą ir ten gali užtrukti kai kuriais atvejais su kai kuriais gamintojais net mėnesį 2. Tokių istorijų turim, dėja tai nepuošia mūsų įmonės, bet ką mes galim padaryti, jeigu remontuojam ne mes juos. DCK tvarkom mes. Dalis pas mus, servisas pas mus, fizinį, techninį remontą atliekam dažniausiai valandom, tebūnie dienom, dėl ramybės pasakysiu savaitę. Juk smagiau nudžiuginti klientą, sakydami, kad robotą grąžinsim anksčiau negu už savaitės, negu suteikti pažadą, kad grąžinsim jums, pavyzdžiui, per parą. Nes būna vasara ir atostogauja, būnagi visko pasitaiko, bet esmė, kad čia tema reikia labai domėtis, ne tik kaip kad robotas dirba, bet kaip gali įmonės jį jums greit grąžinti į darbą. Nes patikėkite manims, kai robotas išvažiuoja į servisą ir mėnesį 2 bendroje eilėje robotas prabūna, konfliktas su klientais garantuotas, mums nemalonu, jums nemalonu, viskas būna blogai. Šita tema yra labai svarbi šiais metais. Atėjo laikas parsisiųsti programėlę Terrain, instaliuosim robotą, viskas yra paprasta. Paskraunam robotą, būkime įsijungę Bluetooth'ą, programėlė greit susiras savo robotą, viskas bus čia paprasta ir lengva. Dabar parodysiu, kaip prisidėti prie programėlės mūsų DCK robotuką. Terrain appsą programėlę pasileidžiam, susikursite čia paskyrą, to dalyko nerodysiu, čia elementaru yra pridėti įrenginį. Mūsų įrenginys yra KDRM 305, jeigu 5 arų, arba 308 viršuje, jeigu 8 arų. Nėra skirtumo, kuris, spaudžiame pliusiuką. Dabar rodo, kad robotas turi būti stotelėje ir skanuojam QR kodą. Paspaudžiame ant ikonos
Mūsų robotas štai kraunasi, QR kodukas yra štai čia. Bluetooth'as patvirtina, kad mūsų įrenginys tikrai yra šalia mūsų ir mes ant jo paspaudžiam. Štai ir viskas. Sekančiu žingsniu mes duosime Wi-Fi savo ryšį. Reiškia, mes renkame su Wi-Fi, spaudžiame ant juodos ikonos Wi-Fi pavadinimas, susirandame Wi-Fi, prie kurio yra jau ir telefonas prijungtas. Štai yra GPS meistras ir suvedame slaptažodį. Slaptažodis sujungtas, nurodytas, jungiasi įrenginys prie Wi-Fi, šiek tiek užtruks. Jeigu Wi-Fi jūsų yra silpnas, jūs galite duoti Wi-Fi iš savo telefono, vadinkim pasišarinti, pasidalinti, kas kaip vadins, taip nepagadins. Tiesiog, jeigu jūsų telefonas nenurodys, kad Wi-Fi jūsų yra telefono surandamas, tiesiog įveskite jį rankiniu būdu ir suveskite slaptažodį. Štai ir viskas. Galim pasivadinti robotą, mes pasivadinsim GPS meistras, dar papildomai. Ir 308. Tai štai mūsų robotas pridėtas. Ar tai yra sunku? Tikrai ne. Toliau yra du prisijungimo būdai. Per Wi-Fi arba per Bluetooth. Per Bluetooth jungiamės, jeigu mes esame šalia roboto, o per Wi-Fi, jeigu mes esame nuotoliu. Taip pat robotas turi 4G modulį, tiesiog jame nėra įdėta gamintojo SIM kortelė. Apie tai mes pakalbėsime vėliau, apie galimybę įdėti savo SIM kortelę ir turėti pačiame robote 4G ryšį nepriklausomą nuo gamintojo. Iš ties labai geras privalumas tiems, kurie nenori mokėti gamintojams už jų SIM korteles ir abonementus. Kadangi mes neturim jokio žemėlapio, kuriasi žemėlapis esant šalia, spaudžiame per Bluetooth. Prisijungiam prie roboto ir sukurti žemėlapį. Patikra vyksta, ar užtenka baterijos? Ne, baterijos neužtenka. Reiškia, mes palauksime, kol baterija įsikraus iki reikiamo kiekio. Tai trumpai tariant, mes turime dabar mažiau negu pusę baterijos. Taip kad grįšime vėliau, kuomet robotas pasikraus. O dabar mes šiek tiek sušalom ir didelis vėjas, einam sušilt. Na ką, robotas pasikrovė, bet vis dar mums neleidžia važiuoti. Kodėl? Iškart parodo jums į priekį, kad jums būtų aišku. Mes nesame suvedę PIN kodo. Suvedom PIN kodą, gamyklinis yra 4.0, robotas yra atsirakinęs. Dabar grįžtame atgal į programėlę, žiūrime, ar viskas tvarkoje. Ir volia! Pradėsim kurti žemėlapį. Žemėlapis kuriamas yra prieš laikrodžio rodiklę. Todėl, kad jo pjovimo diskas yra dešinėje pusėje, todėl mes vedam taip robotą, kad dešinys kraštas būtų mūsų vejos kraštas. Dabar robotas apsidairys, apsisuks rateliu, apsižiūrės savo lazeriu viską ir mes eisim jį instaliuoti. Robotas baigė, taip kad pasikartojame. Mes vesime robotą prieš laikrodžio rodiklį, nes dešinėje jo pusėje yra roboto pjovimo diskas. Keliaujame atgal. Šiek tiek galim pasipraktikuoti, pasivažinėti, tam, kad išmoktume gerai valdyti jį palei kraštus, nes tai yra svarbu. Tai pirmiausia, mes atsistosime šalia stotelės. Tai bus mūsų starto vieta. Galim pasirinkti kairėje greitį važiavimo, rekomenduoju nedidinti jo, nebent jau turite labai daug praktikos. Nustatom pradžios tašką, tai yra stotelė. Dar kartą parodau, mes esame šalia stotelės ir kursime žemėlapį. Apvažiavę visą žemėlapį, grįšime atgal prie savo stotelės ir bus mūsų žemėlapis sukurtas. Jeigu jūsų stotelė yra kažkur ant rinkelių toliau, mums reikės vėliau padaryti taką. Taip kad mes galime pasidėti krovimo stotelį kažkur ten kitur, kur mums yra reikalinga. Atsivarome roboto iki sklypo krašto, apvažiuojame visą sklypą, sukuriam žemėlapį, o vėliau parodysim kelią, kaip davažiuoti jam iki trinkelių, iki garažo, kuris yra padėtas pas jūs. Atminkite, kad virtualus tunelis darosi ne nuo kraštuko, o pavažiavus šiek tiek atgal. Tiltai statomi yra ne ant upės kranto, o nuo žemių. Taip ir su robotu.
Nuo čia kursime kelią iki stotelės, kuri yra galbūt čia. Na, bet mūsų atveju ant žolės mums čia yra neaktualu. Trumpai apie nepjovimo zonas. Jas pažymėti yra be galo lengva, paprasta. Atkreipsiu dėmesį, kad aišku, jūs galite to dalyko nedaryti, bet kuomet bus pažymėta nepjovimo zona, robotas baigęs darbą apipjaus perimetrą, ten kur pravažiavome, ir apipjaus gražiai aplink visus medelius. Jeigu mes nepažymim tokių vietų ar kitokių vietų, tai robotas vieną kartą čia sustos, kitą kartą čia sustos, kitą kartą čia sustos, kitą kartą čia sustos ir gausis toksai negražus toks plotelis, kuris yra nepjaunamas. Pažymėkit, nėra sudėtinga ir atkreipsiu dėmesį, kad jeigu mes perimetrą vedame prieš laikrodžio rodyklę, nes mūsų pjovimo diskas yra čia, keleivio pusė mūsų yra riboženklis, tai mes perimetru važiuojame prieš laikrodžio rodyklę, tai tokias zonas važiuosime pagal laikrodžio rodyklę, nes dar pakartosiu, pjovimo diskas yra dešinėje pusėje, mūsų keleivis turi pieštuką, riboženklį ir būtent dešinė pusė yra parodyta, kur yra nepjovimo zona. Paprasta. Na ką, mūsų instaliacija baigta, robotas grįžta pasikrauti į savo stotelę. Iš tiesų, kaip pastebėjote, robotas paprastas, elementarus, tuo pačiu ir genialu. Tikrai tinka tiems, kurie turi iki 5-8 arų vėjas, kas turi sodrią žolę, tą vadinkim kilimą, kaip mes kartais pasakome, ir instaliacija jo taip pat yra paprastutė, taip kad aš manau, čia išlaidauti meistrams tikrai nėra ko. Jei kyla klausimų, be abejo, galite visą laiką paklausti. Taip pat Lietuvoje yra DCK vėjos robotų Facebooko grupė, taip kad jeigu turi klausimų, visada galite užsukti, įkelti nuotrauką ar video ir kažko pasiklausti. Tikiuosi, šis video jums buvo aiškus ir be abejo mes prie jo darbo grįšim vėliau, kai šiek tiek paaugs žolė.